Sveiki bičiuliai, dar vienas krovinukas kažkur Prancūzijoje, laukuose tarp vynuogynų. Reikia važiuoti apie 300 metrų atbulomis. Atvykau. Štai ir krovinys, bet tuo jį padarys biriu. Štai šis medienos smulkintuvas, tikras galiūnas. Žiūrim, kaip čia atrodo iš vidaus, kai krenta skiedros. Greitai eina. Na, šitam galiūnui į nasrus geriau nepakliūti. Dantis kieti labai ir aštrūs. Jis pajėgus ne tik šakas, bet ir gana storą medieną sudoroti momentaliai. Štai kokia storė mediena, o jam jokai sukrimsti ją. Štai prikrovė pilną skiedrų priekabą. Deja, vieną bėdą turiu. Pamiršau uždaryti langą, kokį trečdaliu. Turėsi dabar darbelio prasipūst šitas dulkes iš salono. Na ką, važiuojam į paskirties vietą. Svarbu išsinešdinti šitų siaurų kelių ir lėkti greitkelį su vėjeliu. Atvykau į paskirties tašką, į miestelio katilinę. Va, išsikrovimo vieta, kažkokia duobė, bet taip suprantu ir šitos žaliavos ir laikymo vieta. Paskui kažkokiu tai būdu šitą žaliavą pasiema ir jie degina. Miestelis aprūpintas ir kurį tai laiką šiltai gyvens. Štai kokius gabaliukus ta mediena yra sukramtoma. Išsikrovimas į pabaigą. Važiuojame toliau keliais ir keleliais ieškoti naujų nuotykių. O Europoje yra ką nuveikti ir ką pamatyti. Sustoji, selfie pasidarai, yra norinčių. Kokį nors paukštuką išgelbėja iškritusi iš lizdo. Pavėpsau į kokį nors tanką, važiuojantį greitkeliu 80 km/h greičiu, ar stovintį Šermano laukuose. Dažnai kelią pastoja visokie pakeliami tiltai arba ant kelio einantis gyvuliai. Praleki pro senamiesčius, apžiūri visokius spalvotus namus, perskaito visus užrašus ant ženklų. Sulauki kokios nors pandemijos, prasiskeli galvą, bet viskas užgyja ir toliau galima mėgautis įvairiais gražiais vaizdais. Sniegu, kalnais ir šiltu vandeniu. Šįkart tiek. Čiau, einu parimausiu ramiai.